karšta. Jau karšta? Jau karšta. Gerai. Pradedam. Kas čia tokia per karšta tema, kad taip karšta? Labai opi, aktuali, skausminga ir laiminga ir visa ką. O vadinasi? Humoras, gebėjimas juokauti, juoko intelektas, kaip dar pavadinsim? Netinkama šitą temą. Minėjai apie auksinio liežuvio apdovanojimus 2 metus iš eilės. Papasakok. Tai apdovanojimas labai paprastas ir nemielas, tai net nežinau, ką aš apie jį galiu papasakoti, per to, kad kartais sugebu labai netinkamai vietoje, labai netinkamų laikų, labai netinkamam žmogui, labai netinkamą frazę kokią nors pasakyti. Aplinkiniams būna juokinga, bet ne tam žmogui, kuris išgirdo tą frazę. Tai gal čia toks humoro jausmas, kur tu juokauji apie vieną žmogų, kuriam būna nejauku, nes tu apie jį juokauji, visiems kitiems būna žiauriai faina. Ne visai. Ar tai vadinasi patyčios? Aš nežinau, tikslo įžeisti tai nėra. Pavyzdžiui, yra buvo, aš vienoje įmonėje, kažką man ten reikėjo prie administratorės kompiuterio nuveikti, sėdžiu aš prie jo ir praeidamas įmonės vadovas sako, o Ilona, gerai, kad čia esi, padarysi man kavos. Ir aš net nemirktelėjęs sakau, su kiek bučkių užpakaliai, 1 ar 2. Kodėl? Aš nežinau, aš po to tik tai suvokiau, kas buvo. Aš tiesiog buvau užsiėmęs darbo ir mano kandumas, Ar tavyje gyvena kitas žmogus, kurio tu negali kontroliuoti? Jau gal išmokai, aš nežinau. Aš jūs dar mokausi prikasti liežuvį. Bet vis praleidžiu puikias progas patylėti. Tai čia kaip ir nepatyčios, bet žmonės, kurie aplinkui tą matė, šitą reginį girdėjo, tai jiems buvo sunku tiesiai stovėti, nes pilvų sopo. Įmonės direktorius įsižeidė. Todėl, kad tu pasakai kaip ir, kaip sako, kiekvienam juokelį yra dalis juokelio. Tu pasakai kaip ir teisybę per kandumo kažkokią tai prizmę ir tie žmonės, kurie supranta, ką tu pasakei, jie nesidžiaugia, tikėtina, kad. Taip. Tai vat mane ir domina šita tema apskritai humoras, gebėjimas juokauti, gebėjimas suprasti humorą, ar yra skirtingi tipai humoro, ar čia nuo žmonių priklauso, koks patinka ir kodėl vieni sako, ten mano juokeliai ir visi juokiasi visada ir iš tikrųjų sutinki kompanijas, kur ten vienas yra tas juokdarys, taip sakant, komandos ir kompanijos siela ir visi juokiasi iš jo, o aš sėdžiu šone ir galvoju, ko aš čia nesuprantu. Ir kai man juokingas žmogus kažką pasakoja, aš negaliu užsičiaupti ir man skauda visus įmanomus raumenis nuo juoko, visi kiti aplinkui apstulbė ir išpūstom akim žiūri ir sako, jum tai juokinga? Kas tai? Apie ką čia? Ir dar vieną, žinau, variantą yra tekę susidurti, kai žmogus turi pakankamai aukštą statusą ir galvoja, kad turi labai puikų humoro jausmą. Tai žmonės norintis, pavyzdžiui, įmonės direktorius įsivaizduoja, kad yra labai šmaikštus, bet taip labai, kad reikia su pasauliu kuo dažniau to dalintis. Tai aplinkui juokiasi, bet kaip ir ten nėra tiesiog apie ką. Palaiko tą tokį. Taip. Ir tada, kaip ir humoras lyg ir būtų. Čia dar vienas toks, nežinau, sutrikimas pavadinsiu, kai žmogus juokingas pats savo. Ir apie tai nieko nežinom. Kaip? Pagalvojau, kad labai liūdna tema iš tikrųjų. Įvairiai, gal liūdna, gal linksma, man labai daug sluoksnių visame tame yra. Aš, pavyzdžiui, turiu keistumą tokį, kad man visiškai nejuokinga, kai žmonės traumuojasi. Ir televizijose yra be galo daug tokių laidų, kur krenta nuo kažkokio stogo, kažkur atsitrenkia, kažkas kažkur susirinkia. Man visiškai nejuokinga. Nemažai mano draugų, kurių iš draugų nenoriu išbraukti vien dėl to, kad mes šitų klausimų skiriamės, jiems tiek patinka, ten žiūrėk ir panašiai ir viską, ir jiems juokinga, jeigu kas nors šalia tenai, pavyzdžiui, nudaribo, o man visiškai, nekutena man juoko, nežinau, tos stygos šitas dalykas. Man skauda, už kitą
kuris krenta, aš nematau, kad man ten juokinga, man skauda. Vat įdomu, kas jums yra juokinga, arba kokį humorą jūs suprantat, arba kas jums sukelia juoką, pakelia nuotaiką, vat kas jums, kaip jūs tai galėtumėte vardinti? Nežinau, kažkas man būna originalaus, bet labai sunku apibrėžti visą tai. Aš žinau, kad aš, pavyzdžiui, moku apsijuokti. Saviironija. Saviironija, pavyzdžiui. Ir aš matau, kad vat, kai aš saviironizuoju, tai žmonėms juokinga. Ir man kartu irgi juokinga, jeigu aš iš to nedarau, nesusvarbinu viso to. Jeigu aš susvarbinčiau tą bėdą, tą apsijuokimą, tai tada negalėčiau, bet man kažkaip, ir man patinka žmonės, kurie geba iš savęs pasijuokti, bet kurie nespecialiai klaunuoja. Nes yra žmonių, kurie taip tarsi tyčia iš save į tokį, nežinau, kenčiančio nevykėlio poziciją pasistato ir tada, kažkas gal iš jo juokis, bet man tada tai labiau gaila būna. Mane juokina, man patinka toksai humoras, pavyzdžiui, kuris būna taiklus ir intelektualus, kur kažką, pavyzdžiui, pakutina tokio, kad aš suprantu, kad mes, nežinau, skaitėm tą patį, matėm tą patį, kad tam išlukštenimui reikia, tam humorui suprasti reikia taip pagalvojimo. Patinka tie žmonių gebėjimas spontaniškai, ta prasme, atsišauti, ir kai tu supranti, kad tai ne zagatovkė, atsiprašau, ne paruoštukas, kur improvizuoja ir kur taip labai šauniai ir taip, tokia, nežinau, toks man daro įspūdį ir man čia patinka. Negirdėti, nauji kažkokie tai tokie dalykai, labai taiklus kontekste, trumpi dažniausiai, tai labai, man tai patinka. Ir juoktis iš vis mėgstu labai juoktis. O tu, Vincai, kas tave kutena? Kaip žiauriai pasakiau. Man tai iš karto toks labai šviežias prisiminimas ateina, tai vakar su viena kolegė turėjom, visai ten buvo laiko kartu, pasivažinėti reikėjo. Ir mes vienas iš kito, gal kiek mažiau, bet iš savęs labiausiai šaipėmės. Bet tiek iki tokio, kad apie savo savybės kažkokias, tai kaip čia mūsų, pavyzdžiui, narcisiškumas ten žydė, kokiam formom ten atsiskleidžia. Ir čia labai pagauna, čia ir dabar momentus. Tai mes ten užsižvėgiam tiek, kad ten jau iki isteriško tokio juoko, kur jau sunku sustoti, nes labai smagu. Ir man tai buvo labai faina. Aš galiu įsivaizduoti, kad šalia kitiems žmonėms, jeigu jų būtų buvę, tai būtų greičiausiai buvo galbūt ir nejauku. Mums tai buvo labai faina. Tai yra tokio kažkiek tai pasityčioti iš savo kažkokių tai savybių, kitą patraukti per dantį, tai man labai, labai faina. Tiesiog, tai yra, ką aš darau. O ką tu sakai, Eglė, tai man tas labai artima, tai yra labai žaviuosi žmonėmis, kurie sugeba taip, jaučiasi, kad spontaniško, ne iš ankstinio kažkokio taip paruoštuką iš rankovės ištraukia, pasakė, tai labai faina, kad kuo trumpesnės tokios frazės ir tokios, ir kad gali kandumą pareguliuoti. Man pats tas humoro apskritai žanras, kur žaidžiama yra su tuoj peržengsi ribą ir vis neperžengia. Ir ant tos ribos žaidimas, kur ar įsižeisti, ar iki absurdo nueiti, ar dar kažką. Man labai juokinga tiesiog būna. Nes tame man ir yra subtilumas žaisti ant socialinių normų, ar dar kažko. Tai yra, kad kažkas tai tokio. Tai yra, kad aš, pavyzdžiui, vieną draugą kunigą, tai aš visą laiką patrauksiu per dantį kažką ties vaikais, būtinai atsiras. Kad, atsargiai vaikas eina, reikia laikytis atstumą, pavyzdžiui. Kažką patrauksiu tiesiog. Man tai yra juokinga, aplinkiniams kai kuriems būna juokinga, kurie, jeigu draugas įsižeidinėtų, nejuokaučiau, bet mintėse tai tikrai būtų ta frazė, tiesiog nebūtų nutelėta. Taip, man labai gražu, kai humoras duoda, stimuliuoja fantaziją. Kad tiesmukai nėra pasakyta.
Ta prasme, nežinau, kad ten, žinai, pavyzdžiui, ten pas jūs klynas atsisegė, žinai, o pasakymas ten, inkilėtoj pasimatys paukštukas, žinai, tai yra vien kitas reikalas. Tai aš tokį durnų pavyzdžių norėjau pasakyti, kad nu, kai kalba ne visai tiesmukai, o su tokiu, su fantazijos reikalu, kaip pat žmogus įdeda į kontekstą, leidžia klausovui įdėti savo į kontekstą. Yra atvejų, kai žmonės taip lyg ir subtiliai, ar ne, bando juokauti kažkokią tokią temą, bet kitas nesupranta. O kitą subtiliai juokaujantį puikiai ir iškart pagauna. Apie ką tai? Galbūt apie subtilumą. Gali būti ir apie skirtingas patirtis. Ir galbūt konteksto, nes man atrodo, medikų vienas žodynas, mokytojų kitas žodynas, mokslininkų dar kitas žodynas. Ir kartais gali būti, kad tu tame žodynė nesigauni. Taip, jeigu aš juokaučiau tarp mūsų dabar apie ligoninės, ligonius ir ten lavonėliai guli, ten net neverta kelti, tai būtų vienaip suprasta, bet kai tokius juokus aš išgirdau realiai ligoniniai iš medikų, būdama gydytojų kabinete ir klausydamasi, kaip jie ten skirstos ligonius ir sako, tas jau lavonas, jo nejudinam, šito į mūsų skyrių neveškit, jam 2 savaitės liko. Ir jie visi juokėsi ir aš galvoju, o tu Dieve brangus, tai iš tikrųjų vyksta. Aš tai kaip juoką sakydavau, pasakodavau, o tai iš tikrųjų vyksta. Ir man tai jau nebejokinga, kai tai tampa kažkiek realu arba iš mano tos realybės. Nu, tai yra medikų humoras, ar ne? Jie gal neturi tiesiogiai tai būtent omeny. Jie tiesiog, kaip sako, inside joke'as, vidinis juokas, kurį jau jie supranta. O mums tai atrodo Dieve brangus kaip žiauru. Nors juodą humorą aš dievinu. Ir man toksai tada praskėdimas yra tos, kokios tragedijos arba kažkokio dalyko iš tiesų kančios, skausmo, tokio praskėdimas, kadangi tai yra neišvengiamybė. Tai praskėdimas iš tokio, su humoru tai pažiūrėti tokia kaip susitaikymas, bet tokia ypatingoje forma. Dėl to man labai patinka stand-upai, kurie yra dažnai apie žmogaus pasakojančio istoriją. Ir kartais tu susitapatinęs tam tikrose situacijose, kad netgi ir atjauti ir kartais atrodo, taip tragiška, kad net juokinga. Taip, būtent. Ir kai žmogus sugeba, bet čia aš nežinau, man vis tiek dar krendantis nuo dangoraižio nuo žmonių skauda. Bet kai jis pasakoja savo išgyvenimus, kažkaip atrodo ir atliepi ir supranti, kad tu galvoji, tai dar toksai kitoks būdas kažkaip tą išgyventi, ne tik dramatiškai sėdėti, raudoti arba kažkaip pasigilinti tą tragediją, bet pažiūrėti iš kito rakurso. Ir man humoras labai padeda tame. Tu kažką norėjai Vincai sakyti, man atrodo. Nežinau, ar norėjau. Dabar tai pamačiau šodinų reakciją. Reakcija į tai, kad tu dabar pabaigoje sakei, tai iš karto prisimenu tokius labai sunkius susitikimus su savo klientais, kur aš neįsivaizduoju, kaip mes ten būtumėm be humoro buvę. Tai yra, kad tai nes humoras gali būti puikiai priemonė pabėgti nuo svarbios temos, bet gali būti ir puikus reguliatorius. Tai yra padėti išbūti temoje irgi. Tai yra, kad ir nubėgti, ir išbūti, čia yra labai subtilus skirtumas, jisai labiau pasijaučia, nei matosi. Ir čia, manau, kad kai kuriuose sunkiausios situacijos tai yra be jo, jeigu neturint humoro jausmo, tai gali būti labai sudėtinga, iš tikrųjų sunku. Ir atsivedam tą provokatyvę terapiją, kur mes mokėmės šiek tiek Vincai kartu ir Artūrą Malinauską, kuris mus to mokino. Jeigu tame procese nebūtų gero linkančios atmosferos, iš tiesų ir užstovinčio gerojo tikslo, tai atrodo, kad terapeutas tyčiasi žmogaus. Tyčiasi iš tos situacijos, tirštindamas spalvas ir kurdamas iš šono tokias humoristinės scenas, kurios realiai atrodo, gali pasirodyti, jeigu neturint tokios palankios nuostatos, gero linkiančios, galėtų pasirodyti kaip visiškas tyčiajimasis. Ir vieniems, aš pamenu, kad vieniems žmonėms stebintiems tą terapijos procesą atrodo, kad siaubinga, kaip taip galima žmogaus tyčiotis, kitiems tai atrodo meistriškumas,
Tretiems tai yra humoro situacija ir tam, kliento vaidmenį esantis žmogus, mes matėm, kad ne tik raudojo iš to, bet ir juokėsi ir kad tai padėjo. Ir per ašaras ten juokėsi. Taip. Aš dar pamenu tai, kad buvo žmonių, kurie baisėjosi ir pakankamai garsiai baisėjosi, kaip su jų sauleidžia, čia patyčios. Ir pavyko įkalbinti, kad išmėgink savo kailio. Ir juokėsi. Iš tikrųjų juokėsi. Tai yra, kad iš šono kitaip atrodo. Tada, jeigu man taip sakytų, mane tai žais. Ne, nes intencija kokia yra. Čia yra esminis dalykas. Jeigu tu turi tikslą pažeminti, įžeisti kitą žmogų, tai tada tai bus patyčios. Bet jeigu draugiškai patraukti per dantį kažkokią tai kažką išryškinti, perspausti, tai gali būti irgi tam tikra humoro forma. O ką žmonės išreiškia per humorą? Kas tai yra? Labai daug ko negalima tiesiai pasakyti. Ar tai susijęs su kažkokiam savybėm, ar su būsenom, ar su dar kažkuom? Yra kažkokios sąsajos ar ne? Kitas klausimas. Aš per save leidžiu. ne, kitas vis dar šitas leidžiu per save. Man tai dar viena išraiškos forma. Savi išraiškos tokios reakcijos į pasaulį forma, asmeniškai. Kad ir kartais geresnė už kitas. Tiesiog pasakyti kažką įprastai, nežinau, ten žvilgsnių sureaguoti, ten, nežinau, ranką pakelti, kažką, kūnu ar dar kaip nors. O man humoras yra toksai būdas parodyti tokiam strėlėm į išorę savo tikrąją esastį kartais būdą. Ir parodyti, gal labiau leisti save suprasti. Vienas dalykas išreikšti ir kartu padėti kitiems save suprasti. Ar stebėdama, ar kažkaip įsivardindama tavo humorą, aš galiu sakyti, kad geriau suprantu tave ir kokia tu esi? Tai tu galėtum atsakyti, Ieva, kai aš juokauju, ar ne, ar tu mane geriau supranti? Tai bent... Man tai susisieja kažkaip tarsi apie ką ir kaip žmogus juokauja, toks tas žmogus natūraliai ir yra. Taip. Be savo kaukių, tas vidinis toksai žmogus. Jis tuo gyvena, jam tai svarbu, jis taip mato pasaulį, kaip išreiškia save humoru. Ar tai gali būti tiesa? Galbūt vienas iš būdų, man ateina į galvą vienas rašytojas, jisai gražiai atsiliepia apie rašytojus, kai kurios. Galbūt čia tiktų ir humorui, kad kai kuriems žmonėms yra taip stipriai suvertos lūpos, kad vienintelis būdas, kaip save išreikšti, tai yra arba per rašymą, per satyrą, pavyzdžiui, per humorą, per dar kažkokį tai būdą, kaip save parodyti, nes kitaip galbūt ta forma būtų labai neprimtina. Pavyzdžiui, kaip parodyti savo skausmą. Per sarkazmą, pavyzdžiui. Vienas iš būdų. Tiesiog. Nes kitaip, tas nuogas skausmas visų pirma yra per jautru jį rodyti. Visų antra, žmonės tada visai neretai būna, kad išsigąsta, čia kažką tai su tuo reikia daryti, dar kažkas tai tokio. Tai yra vienas iš būdų, kaip vis tiek save atnešti tam tikrą formą, tada taip įpakuoti. Taip, labai čia labai palėti, labai sutinku su tuo, ką tu Vincai pasakai. Nes iš tiesų, tiesiog kartais išsakant savo kažkokį didžiulį skausmą, žmonės net nežino, kaip elgtis ir kaip padėti. O tas tai tarsi padeda tokį, atrodo, kad transliuoja, kad aš pasaulį su tuo gyvenu, tai nėra didžiulė tragedija ir tai yra mano pasaulio dalis. Tas sarkazmas, ironija, jeigu apie save kalbant. Tokia saviraiška, išraiška. Taip, nes galima paraudonuoti, kai pakomentavo, kad klynas tavo neužsaktas, arba galima pasakyti, ir vėl. Taip. Kaip tu tai priimsi? Taip, arba ten koks nors, čia žinai, pasižiūri, kaip visada penktadieniais jisai būna, kaip atsisegęs, kažką tokio, visiškai tokio, kad, man atrodo, kad čia dar toksai, kaip čia, kai yra žmonės, sako, nesusireikšmė, tai man atrodo apie tai, kad leidžia lengviau žiūrėti į dalykus. Šiaip į gyvenimą galbūt. Taip, į gyvenimą, tai tos pačius dalykus. O pavyzdžiui, tarkim,
žmonės, kurie... Gerai, imkim tokius, kurie... Visas humoras yra toks gašlus, arba visi juokai yra apie antrą galą, ar ne? Tai irgi savęs išraiška ir kaip čia? Nes yra netgi tokių komikų yra, kurie tik apie tai juokauja. Tik taip ir ne kitaip. Ir yra žmonių, kurie mėgaujasi tokį ir labai supranta tokį humorą. Aš turiu savo interpretaciją šitą temą, tai man bent jau atrodo, aš taip įsivaizduoju, kad žmonėms yra labai sudėtinga apie tai kalbėti, apie antro galo reikalus, tai tenka tada bet kokiais būdais juokauti. Tai yra, kad kai ta tema patampa labai tabu, tai tada jinai turi kažkaip tai išlysti per tada kitą formą, tai pavyzdžiui, o humorą tai galima tada. Čia mano tokia interpretacija. Tai yra išlaisvina, ar ne, lengviau kalbėti taip. Taip. Atrandi formą, kaip apie tai kalbėti. Aš čia paėmiau, man paprasčiausia buvo dabar gašlumą įvardinti, nes yra, tarkim, ir humoristai, kurie tiesiog pasakoja tokius tipinius, paprastus buitinius anekdotus ir galvoja, kad yra humoristai ir čia yra humoras. Ir juokai yra tokie labai kasdieniai, kaip atsiprašysiu dabar visų, kas žino. Užsidenkite visus atsargiai, perspėjom. Ten tiesiog žmogus restorane pamatė deserto pavadinimą panakota ir klausė padavėjo, o tai sakykit, kas ta panankota? Ir tokie banaliukai. Taip, tėvelio bairiai, kaip sako, žinai, tokie kur... Mediniai. Mediniai, taip. Tai man yra 3 dalykai, ką aš apie tą, apie tai norėčiau pasakyti. Labai panašu yra, aš tokią panašią interpretaciją turiu kaip tu, Vincai. Dar aš visą laiką, kai taip aš girdžiu tokius pezančius, mane anksčiau labai baugindavo, aš atsimenu, nuo paauglystės labai baugindavo. Ir aš atsimenu, kaip mano močiutė, pezančius aš taip tiesiog šneku, nes man tai tokia blevyzgos gašlios ten tai yra. Ir aš atsimenu, kaip mano močiutė mane ramino ir sakė, žinok, kas daug šneka, mažai daro. Nes man tie žmonės, o tai gašliai šnekantis, paauglystės atrodavo, seksualiai pavojingi, jeigu tai yra vyriškis. Nes atrodavo, kad to, kad jisai taip, kaip šneka, taip ir veiksmus. Kad gali priekabiauti. Tai man tiesiog tada, kadangi žmogus aš esu su pakankamai lakia fantazija ir labai vizualizuojanti, tai visus tas jos gašlius reikalus aš vizualizuodavau. Tai kažkaip šitas man toksai momentas būna, kad atrodo, kad tas žmogus neturi kitur, kur pasireikšti, tai taip reiškiasi. Antras dalykas, tai yra tai, kad, aš, pavyzdžiui, Domino teatre esu buvusi, ne kartą. Man vienos dalys patinka, kita auditorija iš kitų juokėsi. Nes pasakius žodį šikna, praktiškai garantuota, kad 75% pradės kvatoti salėje. Tai čia greitas būdas gauti dėmesį ir gauti reakciją į savo reakciją. Tai aš taip galvoju. O trečias dalykas, man atrodo, jog kokia aš jau čia dabar pasirodysiu baisiai vetintoje didžioji ir jau intelektualiai, bet man parodo, koks žmogaus intelektas. Jeigu tik tai panas su kotu galima suvesti, tiek, tai reiškia žmogus, žino daugiau žodžių, bet ne tiek daug, kad galėtų ką nors intelektualiau padaryti. Nes tas pana ir kotas ant paviršiaus yra. Taip. Aš pačiai pradžioje vardinau, kad humoro intelektas, kaip ten emocinis, ir ar yra toks, tiksliau, ar galėtumėm išskirti, kad galėtų toks egzistuoti realiai? Tai man tai taip atrodo, kad yra galbūt ne humoro intelektas, o intelektualus humoras. Aš tą esu girdėjusi. Taip, intelektualus humoras tai yra gebėjimas būti apsiskaičiusiam ir gebėjimas subtiliai juokauti ir tai, ką Vincas sakė, būti ant ribos, bet jos neperžengti. Man atrodo, čia yra krūva žmogiškų savybių ir tas pats emocinis intelektas ir žinių intelektas. Ir viso. Sociologiniai tokie geri išmanimai turi būti, kas yra publikai, jeigu plačiai, nes visą laiką nepataikysi kažkiek tai. Gali būti žaidu, bet jeigu tu žaidė ant tos ribos, tai tame ir yra esmė, kad gal ten vienas kitas įsižeis, bet daugumai bus. Ir sužaisti, kad neįsižeistų pusę salės. Man tai yra kažkas tai tokio, kur šalia. Jausti subtilumus tokius. Taip, ir temos yra, pavyzdžiui, keletas tokių
komikų, kur dabar iš karto ateina į galvą, kurie pradeda kalbėti apie, pavyzdžiui, vaikų seksualinį išnaudojimą, bairius iš to skaldo, bet jie yra juokingi. Tema pati yra, viskas su yra blogai, tiesiog blogai. Tabu tema. Ne tai, kad tabu, bet taip. Ir šiaip labai bloga tema tiesiog. Ir iš to sugebėti, o čia tai... Meistrystė. Taip, meistrystė. Dabar neįvardinsiu, bet žinau vieną užsienio komiką, kuris juokauja ir jo visi stand-upai yra tik tai va tom labai jautriom socialiniam temam. Neįgalumas, vaikai, rasės, lytis, seksualumas ir visa kita. Ir jis ima tas jautriausias vietas ir taip nuostabiai juokauja. Ar jis visą laiką būna su kostiumu? Kokiu? Jeigu žinai, sakyk. Aš nepamenu, jei neklystu Jimmy Carroll. Reikėtų man pasitikrinti, sakant. Tai, bet tai tikrai yra daug ir man subtilumas parodo tam tikrą tokią ir išmonę ir šiaip tai yra labai ir treniruojamas dalykas, kad žmonės, kurie, pavyzdžiui, turiu pažįstamų tarpę, kurie išvengia mokykloje patyčių, pradėdami tobulintami būtent įgūdį, kad iš savęs pasijuokti, kažkokią tai situaciją pašiepti, tai pakeisdavo pačią atmosferą ir tada nuo patyčių prie juokų, pavyzdžiui, pereinama. Ir tada ir žmogus nebėra tyčiamas, nes rizika buvo, kad iš to būtent žmogus bus tyčiamasi. Ir labai taip super gali būtent iš to tokio kaip savisaugos būtent būdo, tai yra neretai būna tie žmonės, kurie tikrai daug patyčių yra papatyrę, kurie gali išsukti kartu ateina į galvą, kad ir mūsų tarpe tarkime, Valinskas. Man, kaip jisai kartais sugeba pajuokauti ir taip vietoj, tiesiog jo nereikia erzinti. Jeigu jį suerzini, jisai staigiai gali kažkokią tai tokią, pavyzdžiui, buvo viena labai senas nutikimas, į sceną užlipo kažkoks tai renginys, į sceną užlipo moteris, kažko jinai tenais iš, kaip vedėjo Valinsko nori, o jinai buvo su tokiais labai kailiniais, tuo metu buvo mum madingi jie, ir jis neapsikentė jos ir sako, oho, tokios didelės kandės kailiniuose nesumatęs. Jie užčiaupė iš karto. Tai yra man kažkas tai tokio, kur staigiai ir nieko tiesiai kaip ir nepasako. Ar tau neturi žeminančio prieskonio truputėlį taip? Ten man situacija tiesiog buvo tokia, kur reikėjo žmogui parodyti ribas, kad baik. Nes nebuvo jokio gražaus būdo, kaip tą padaryti jau. Nes jau buvo išmėginta tiesiog. Buvo gražiai, tenais bandoma ir žmogus nelipa nuo scenos ir tada bats. Na, ir aš irgi turiu tokių humoro kumyrų, taip sakant, kurių humoro jausmas man, nesakysiu, kokius jausmus ir emocijas sukelia. Apart to, kad tie žmonės gali būti, pikti bambekliai, taip sakant, ar ne, bet tarkim, tas pats Algis Ramanauskas arba Aidas Puklevičius, ten yra tokio subtilumo intelektualus humoras, kur, aišku, ne visada to norisi būtent, bet ten yra gebėjimas taip įkasti, kad ne kiekvienas suprato, kad įkando. Man, taip, ten, kur yra ir ironijos, ir sarkazmo, ir ko tik tai, ta prasme, yra labai daug subtilių dalykų ir yra labai daug intelekto tame. Ir aš tikrai ne viską suprantu. Man dar ir čia gali būti irgi mūsų esmininių skonių ir supratimų skirtumas. Aš, pavyzdžiui, kaip Algį Ramanauską patiriu, kaip kai jis juokais labai piktai tą daro. Kaip ir minėjau, apart to, kad pikti niurzgos, su amžium žmonės darosi įvairūs, bet gebėjimas jo juokauti, jeigu šitas žmogus, jeigu nevaro tiesiogiai ant kažko tai kito, turi labai gerą humoro jausmą. Okay. Taip pagalvoju, versle tai geriausi pardavėjai, jeigu jie neturi humoro jausmo, tai jie gerų sandorių negali. Yra riba, kur nebegali toliau peržengti. Humoro jausmas, jisai uždeda labai didelį pliusą. Šiaip mane iš sudėtingiausių ir man sunkių gyvenimo situacijų yra gelbėjęs humoras.
praktiškai kiekvieną kartą. Ar kai reikia dirbti su žmogum patyrusiu netekti, didžiulę nelaimę, šalia to, kad užjausti, paguosti, būti šalia, gebėti pajuokauti ir pamatyti šypseną to žmogaus veide, tai vėlgi. Tai padeda truputėlį šviesiau pasižiūrėti situaciją. Darbe tame pačiame, darbe su ligoniais, vėlgi sunkiose situacijose, be to aš negaliu. Tai kaip girdžiu, visi sutinkam, kad labai geras reikalas. Labai geras reikalas, labai subtilus reikalas. Man dar klausimas yra apie tai, gerai, mes visi juokavom skirtingai, mes suprantam skirtingą galbūt humorą, ar ne? Kaip suderinamumas tokių žmonių? Pavyzdžiui, kolegos, kurie vienokį humoro jausmą turi, o tu ateini patenki tokį kolektyvą kitokį. Arba draugų, naujas ratas draugų kažkokių, tai kursiokų, bendraminčių ar dar kažko, tai ar tai yra suderinama, ar galima su tuo būti, ar į tai nekreipti dėmesio, ar galima prisitaikyti. Kaip taip? Man atrodo, kad kaip bet kokį skirtingumą. Man tai yra signalas apie tai, kad mes skirtingi. Turiu minį, kad aš jeigu papuolu į kompaniją, kur aš nesuprantu jų, kodėl jiems tai yra juokinga, arba jie nesupranta mano humoro, aš suprantu, kad reikia pasižiūrėti, ar daugiau nėra kažkokių tai tokių nesutampančių skirtingumų. Nes tai man toks kaip signalas apie tai, kad mūsų realybės ir galbūt net ir saulėžiūra yra skirtingi. Ar įmanoma kartu būti? Viskas nuo situacijos priklauso. Reikėtų pasmalsauti, ar kartais iš to bokšto kito, gal įdomiau žiūrisi. Gal jie mato tai, ko aš nematau. Ir tai mane galbūt tik praturtintų, jeigu aš irgi pradėčiau taip žiūrėti. Bet kartais būna tokių situacijų, kur tokį vaizdžiai matai, kad gal net neverta veltis. Tarkim, jeigu tai labai įžeidu, banalu ir panašiai. Tai man nemažai tai, ką mes pasakom ir juokaudami pasako apie mus. Banalus humoras, dar vieną priminį. Tai aš taip atsakyčiau į tavo klausimą. Ir kartu dar pridėčiau apie tai, kad man smagu, kai, pavyzdžiui, mano klientai sako, kad kas dar mums kartu padėjo, tai kad Eglės humoro jausmas padėjo į situaciją pasižiūrėti, tarkim, kad dar jiems patinka dirbti su manim, nes jiems patinka mano humoro jausmas. Tai aš tada labai man malonu, kai tą vertina. Ne tik, kad pasako, kad, tarkim, kokios tenai kompetencijos kažkurios labai ten jiems patiko, bet tas, kad būtent humoras mano patiko, tai man tada miela, taip gera galva. Tai gerai, tęsiu juokauti. Taip. Toks malonus paskatinimas. Ir aš tą užskaitau labai, man netgi svarbu. Tai reiškia, aš darau išvadą, kad juokauju tam, kad gaučiau kažkokį pastiprinimą, patvirtinimą. Aš tiesmeniškai kiek kurį humorą aš jį nuvertinu, nes kaip ir tavo Eglė, nukritęs pianinas ant močiutės, man jis yra nejuokinga. Tai yra man ne tai, kas galėtų būti juokinga. Kartu irgi turiu, pavyzdžiui, man toks specifinis, kur kelių sluoksnių, tai yra, kai yra liečiama absurdo tema ir vienu metu yra, sakomi, tie lėkštus arba tėvelio tie bairiai, žinant, kad tai yra tėvelio bairiai, tai yra tas keliasluoksniškumas, bet dar į absurdą nukeliant. Tiesiog man yra nejuokinga. Man jisai nepatinka. Aš galiu įsivaizduoti, kad tokį sukurti iš 3 sluoksnių reikalą yra reikalų. Galiu įvertinti, kad tikrai gali būti, kad reikia tam ir intelekto, ir vairiausių pasangų ir taip toliau. Nejuokinga ir viskas. Negaliu tiesiog. O yra, kurie aš laikau tiesiog prastesniu. Pavyzdžiui, kad žmogus ten susitrenkia, tai yra juokinga. Ten, tarkime. Tai čia man tie skirtingumai tokie ateina. Man humoras yra žmogaus spalva. Man kažkokį tai atspalvį suteikia tam žmogui. Ir tai yra vienas iš tų esminių bruožų, kuris žmoguje mane patraukia. Tai yra girdėdama, kaip žmogus juokauja, man kyla
interesas, didesnis noras su juo pabendrauti šiaip, kas tu per žmogus, kad tu gebi taip subtiliai kažką pastebėti, pasakyti, pakomentuoti, laiku ir vietoj, kai tai atsiranda. Tai yra fantastiška. Tai man tai yra turbūt vienas iš tokių gal esminių žmogaus pažinimo kriterijų. Dabar galvoju, turbūt trumpalaikę prasme, ten, tarkim, susitikti darbą kažkokiam susitikime su žmogum, kurio humoro jausmas ne toks kaip mano, netitinka, tai nieko tokio. Bet ilgalaikę prasme, ten draugysčių prasme, mano rate turbūt nebūtų žmonių, kurių humoro jausmas yra kažkoks kitoks nei mano. Nes tai apie visą gyvenimą. Tas panašus humoro jausmas, jisai labai suartina, tai turbūt skirtingi, galbūt atitolina tie humoro jausmai. Aš tai pagalvoju, tokio klausimą nebuvau savo uždavęs, o ar būna žmonių be humoro jausmo? Aš žinau, kad aš būna kartais taip pagalvoju, kad šitas žmogus neturi humoro jausmo, bet ar tai gali būti antiek visiškai kitoks arba taip nematomas? Aš tik skaičius esu ir dokumentinį filmą žiūrėjus. Tam tikros ligos, smegenų pažeidimai ir sutrikimai, taip, bet gebėjimas juokauti yra praktiškai toks nuo gimimo besivystantis dalykas. Ir netgi žmonės su stipriu autizmu, su dar tam tikrom būklėm, jie netgi geba, net jeigu patys negeba juokauti, geba suprasti labai labai paprastą ir primityvų humorą. Jie ilgai tave žiūrės, klausys, bet po kelių sekundžių jie vis dėlto nusijuoks, nes kažkur kažką suvokia. Tai yra tas gebėjimas suprasti, kas tai buvo. Vis dėlto tai yra labai labai giliai kažkur mumyse. O jeigu, kaip tu sakai, žmogus, kuris visai humoro nesupranta, tai ir jisai sveikas fiziologinė prasme, sakyčiau, kad tas žmogus yra labai stipriai sukaustytas ir kažko jisai nepaleidžia. Galbūt nesimato tiesiog tas humoro jausmas. Jo, nes iš tikrųjų būna kartais tiesiog toks jausmas ateina, kad su to žmogum negalima juokauti, ne tai, kad ne mano būdu, tiesiog negalima juokauti, kad juokai yra kažkas tai tokio blogai. Ir tai yra bet koks, kad imkim skirtingus stilius, skirtingus žanrus, sunkumus, lengvumus, sluoksniavimus, toks jausmas susidaro, kad juokams nėra vietos tarsi. Tai aš esu mačiusi žmonės, kurių niekada nesu mačiusi tenai, nežinau, besišypsančių arba juokaujančių. Tai aš taip kažkaip suinterpretavau savo, kad arba jisai yra taip susikausęs, kaip sakot, arba tiesiog mūsų labai stipriai nesutampa dalykai, kas mus juokina arba šyptina. Suprantu, tiesiog tas žmogus pats bandydamas pajuokauti, jis pats šypsotųsi iš savo juoko, ar ne, bet net to nepastebi kartais žmonėse. Tai aš kažkaip tada galvoju, kad galbūt yra susikausęs ir mums nelemta, nesutampam toj pačioj imty. Nes aš atsimenu, kai mokiausi tikslių mokslų klasėje ir mūsų tikrai būdavo tokie subtilūs su formulėmis susiję juokai, kur mes klasėje leipdavom iš koto, ten padarė kokią ten vietoje E lygu MC kvadratu, pasakė ten E lygu M ar ten koksai Anus, čia dabar iš lempo aš neku. Ir mes krisdavom, nes mums tai labai kažką tenai reiškia. Humanitarai mus žiūrėdami sukdavo pirštą palei smilkinį, laikydami mus keistuoliais. Tai man tokie tiesiog imtys, apie ką juokaujama, nesuprantamos visai. O šiaip tai irgi laikyčiau, jeigu žmogus visai neturi humoro jausmų, laikyčiau kokio nors sutrikimo labiau, nes manau, kad kiekvienas turi tą vietą, kurį, dalykus, kurie verčia nusišypsoti. Jeigu nenusijuokti, tai bent nusišypsoti taip iš vidaus. Įsivaizduojant tą situaciją, apie kurią kalba kitas. O kaip manot, ar egzistuoja universalus humoras? Tai manau, tie primityvo kūrėjai mano, kad egzistuoja, kad ta šikna didžiąją daugumą prajuokins.
pasakymas, tarkim. Galbūt populiariausi komikai pasaulinio garso, jie naudoja tą, taip galvoju, tą universalų, bet tai universalus tai nereiškia, kad visiems tinka absoliučiai, bet didžiai daugumai. Tai aš manau, anekdotai yra universalaus humoro tautosakos forma. Kur autoriaus nežinai, bet... Iš anekdotų juokiuosi dėl jų nejuokingumo. Man tampa juokinga, kad tai yra... Vėlgi, labiausiai aš turbūt juokiuosi iš absurdo. Mane tai ištinka netgi juokas, kai yra absurdiška situacija, iš kurios kartais net nereikėtų juoktis ir jie tokia absurdiška. Tiesiog, nežinau, gynybinė reakcija tokia natūrali. Kai baisės rašinėt podcastą, aš jums papasakosiu anekdotą, iš kurio juokiuosi tik aš ir dar keletas žmonių. O kodėl negali dabar? Ne, dabar negaliu. Tas anekdotas yra apie Štirlicą ir tam reikia tam tikrų dalykų žinoti, kur mano kartos žmonės žino. Tai jeigu kas nors norėsite sužinoti šitą anekdotą, skambinkite Eglei, numerį parašysim po podcast'o. Čia tik tais Eglė gali papasakoti ir tikrai neįrašai. Neįrašai. Bet, o kame ten tas yra kažkokius subtilius, durnus dalykus reikia apie tai žinoti ir man juokinga. Mes esam irgi kažkada juokėsi, bent jau dviese su tavimi iš gerontofilų berots, ne? Taip. Ir kai kolegos žiūrėjo mus ir žiūrėjo ir kraupą dar kaip nors. Bet va. Taip. Tai va, bet mes apie universalų humorą. Tai va, tai anekdotus laikau universaliausio humoro formą. Na gerai, aš dar pasitobulinsiu. Ir šiaip mes šitą visą pusvalandį ir kiek mes čia kalbėjom labai nerimtai. Visai be humoro. Nei vieno jokelio net nepasakė. Ir nieko nenorėjom to pasakyti. Tai čia gera gaida. Galiu ir įjungti pabaigos muzikėlį ir tada... Aš galvoju, įrašymo mygtuką jungti. Tai nebus jokio anekdoto pabaigai. Kaip čia taip, arba kokios linksmos istorijos. Na, pajuokink. Ai, va, čia dar tas baisiausias yra. Girdėjau, tu labai linksma. Arba linksmas, pajuokink dabar. Žmonės sako, tavo geras humoro jausmas. Ei, humoristė, pajuokink. Gerai. Smagu, kad klausėt. Reikia ir tokių įrašų. Kitaip seksim istoriją po vieną žodį. Taip. Na, jeigu nepatinka, tai pakentėjot bent jau. Gal sekantį kartą bus geriau. Jeigu patiko, tai sakykit, pakartosim, bus daugiau. Perveskit pinigų, padirbėsim ties turiniu. Viso gero. Iki.